Aklas pasimatymas laida kurianti ryšius. Laidą rengia Automoto Group. Dalinai remia Medijų rėmimo fondas ir Telia, kad kiekvienas ryšys būtų tikras. Telia įdomiau, tik gyvenimas visiems. Sveiki, gerbiami klausytojai. Čia laida Aklas pasimatymas ir aš Lina Žaltauskaitė. Taip pat aš Irma Jokštytė Stanevičienė, sveiki. Ir šiandien laidoje svečiuojasi Lygių galimybių plėtros centro ekspertė Margarita Jankauskaitė. Sveiki, Margarita. Labą dieną. Margarita, šiandien tikrai kalbėsim, sunkia tema. Sunkia, bet labai svarbia. Apie giluminės smurto prieš moteris priežastis. Kaip ši tema atėjo į jūsų gyvenimą ir kodėl jūs esat šitoj temai? Oi, čia tai buvo taip seniai, kaip čia trumpuoju būdu papasakot, kad užtektų laidos laiko. Šiaip tai į tą temą atėjau pradžioje susidomėjusi tokių teigiamo savęs vertinimo judėjimų, čia iškart po nepriklausomybės paskelbimo, jautėsi tokia bendra atmosfera, kad žmonės buvo tiek išsekinti tos sistemos, kur buvo jokios pagarbos, daug žeminimo, daug tokio smugdymo, kad reikia kažko tai, kas leistų dvasiškai atsigauti. Ir aš suprantu, kad žmonės įvairių dalykų ieškojo. Kažkas religinėse judėjimuose. Mane, taip sakant, labai patraukė tą teigiamą savęs vertinimo judėjimo idėja, kur, tarsi nuo ko pradedi, tai visų pirma pažink ir priimk save. Ne? Ir man taip labai norėjusi tą tokią mintį skleisti, galvoju, tai reikia taip kažkaip nuosekliai nuo savęs pradėti. Ir pažink save. Ir galvoju, tai reikia kažkaip save pažinti. Tada pradėjau skaityti labai daug psichologinės literatūros, nes čia vėlgi gal jaunesni klausytojai ir klausytojos, jiems gal nelabai suprantamas tas laikotarpis, bet sovietinės okupacijos metugi buvo draudžiama bet kokia psichologinė literatūra. Tai kas dabar yra klasika ir kas čia gali skaityti, tais laikais buvo neįmanoma to perskaityti. Ir jau su nepriklausomybė atsirado galimybės, atsivėrė duris, langai ir tos literatūros buvo labai daug, tai aš labai godžiai ją skaičiau. Ir kažkuriu tai momentu supratau, kad yra viskas parašyta vyrų apie vyrus. O aš buvau visai neseniai pagimdžius, mano vaikui buvo metukai. Ir aš labai jaučiau, kad, moteriškui patirti yra kitokių dalykų, ir nieko nerandu. Ir tada jaučiu mane, taip sakant, susinervinau, galvoju, tada reikia kažkaip tikslingai ieškoti literatūros, kuri būtų apie moteris. Tai iš tikrųjų, viską, ką rasdavau, labai godžiai skaitydavau, tai ten ir geros, ir nelabai gerosios literatūros buvo. Ir 95 metais buvo išleista Karlos Gruodis sudaryta antologija Feminizmo ekskursai. Ir perskaičiau šitą knygą. Pirmą kartą perskaičiau, man buvo absoliutus kultūrinis šokas. Pakvėpavau porą mėnesių, perskaičiau antrą kartą, nes man atrodo, negi tai baisu, tai blogai, kaip parašyta toj knygoje. Kai perskaičiau antrą kartą, supratau, kad Lietuvoje gal dar baisiau, negu kaip toj knygoje parašyta. Ir kažkaip viskas mane tada į tą pusę, kaip sakant, jau kaip pagavo srovė, tai ir likau ir profesiškai būtent toje temoje apsistojau. Ir paskui taip likimas susiklostė, kad pradėjau dirbti nevyriausybinėje organizacijoje. Taip matyti toj srovė ir jau savo darbinę karjerą ir pabaigsiu. Jūs kaip tik ir užsiminėte, kad kai pradėjote domėtis šią temą, situacija Lietuvoje buvo labai bloga. Ir mes šiandieną vis tiek norime skirti dėmesio ir giluminėms smurto prieš moteris priežastims. Tai kaip šią situaciją matot šiandien, jau daug metų pabuvus šioje srityje, ir su kokiamis formomis, smurto formomis dažniausiai Lietuvoje susiduria moteris ir ar geba iš viso atpažinti visas tas smurto formas? Čia daug klausimų vienoj puokštėj. Tai aš galbūt nuo paskutinio pradėsiu. Tai aš siūlyčiau truputį keisti žodyną, kada mes kalbam apie smurtą prieš moteris, nes jisai klaidina. Nes kai sakai smurtas, tai žmonės dažniausiai įsivaizduoja fizinę prievartą, kad yra ir jos, bet toks labai jau, kaip sakant, toks jau drastiška tokia forma. Aš siūlyčiau pratintis prie savokos prievartinė kontrolė, kuri palieka žymiai daugiau erdvės suprasti, kas gi vyksta, nes žmogų kontroliuoti kiekvieną aspektą galima ir pirštų nepaliečiant.
Ta prasme, nebus jokių mėlynių, nieko. Ir tokios formos jos yra netgi dar pavojingesnės, todėl kad taip kaip funkcionuoja teisinė vakarų sistema, kur yra reikalingi įrodymai, tai kokiegi čia įrodymai, ane? Tai kad tave tiek įbaugino, kad tu tiesiog darai viską, ką tas žmogus reikalauja, ne? Tu atsisakai savo kažkokių interesų, visko atsisakai, ne? Iš esmės savo gyvenimo atsisakai. Kaip tą įrodyti? Tai va, ir va čia va, dėl to yra labai svarbu žinoti tas manipulacijos taktikas ir atpažinti jas kaip galima anksčiau. Tai čia jau su sąlyga, kad tas vyksta. Bet aišku, pats efektyviausias būdas tai yra prevencija. Nes svarbu būtų neprileisti iki tokios situacijos. Nes jeigu jau tas vyksta, kaip sakau, tą užčiuopti, padėti yra labai sudėtinga, nes ir pats žmogus įkrenta į tokią būseną, kad atrodo, kad išeiti iš tos situacijos negali. Atsiranda toksai, kaip, nes ten žinot, kaip vieną kartą tave baudžia, kitą kartą tarsi duoda tau tos meilės, ne, kažkokia kruopelytė ir tave pririša prie to ir psichologiškai iš to išeiti labai sudėtinga. Dėl to yra labai svarbu prevencija. Ir tada jau grįžtu prie to pirmos klausimo dalies, kokiosgi priežastys. Tai bet kokios smurto priežastys, nesvarbu, ar tai būtų dėl lyties ar dėl kažkokių kitų aspektų, tai yra piktnaudžiavimas galia. Tas, kieno statusas žemesnis, visą laiką yra didesnėje rizikoje patirti smurtą. Dabar, kada mes kalbam apie galios turėjimą, tai ta galia gali ateiti iš skirtingų šaltinių. Tai gali būti ekonominė galia, tai gali būti socialinė galia, nes žmogaus statusas yra aukštesnis. Tai gali būti simbolinė galia, kada mes gyvename kultūroje, kur tam tikros grupės žmonės įsivaizduojame, kad jie yra kažkokie svarbesni negu kitos grupės žmonės. Tai prieš perinant prie moterų klausimą, kaip labai ryškų pavyzdį galiu pasakyti, kas vyksta su vaikais. Juk žiūrėkite, kiek reikėjo sulaužyti kardų, kad atsirastų vaiko teisų apsaugos įstatymas, kuris tiesiai šviesiai pasakė, kad fizinės nuobaudos, joks čia neauklėjimas, tai yra smurtas prieš vaikus. Ir kiek buvo pasipriešinimo, ir vis dar yra, kad tai kaip čia dabar tėvai neturės teisės auklėti vaikų taip, kaip jiem atrodo geriausiai. Dar savo vaikų. Savo vaikų. Tai šitoj logikoje mes ir matom, kad reiškia, yra toks įsitikinimas, kad mažo vaiko kūnas priklauso man, kad aš iš esmės galiu daryti viską, ką noriu su juo, pavadinu tai auklėjimu, ne? Ir dar paaiškinu, kad tai yra to paties vaiko gėriui, nes tokiu būdu ten, žodžiu, jį ten pamušus, jisai užaugs, paskui bus gerų žmogum. Tai va čia ta tokia kūno nusavinimo logika, tai mes dabar su vaikais tą turim, bet tai, kas liečia moteris, tai yra ta pati dinamika, nes ilgus šimtmečius buvo įsivaizduojama, kad moteris nėra lygios vyrams, nei intelektualiai. Buvo laikas, kai sakoma buvo, kad jos ir sielos neturi. Ta prasme, jeigu tu jas muši, tai jos ten nieko labai ir per daug nejaučia. Nesupranta. Tai buvo įstatymai, kurie sakė, kad mušt galima, pedagoginiais sumetimais, ne? Auklėti. Jo, auklėti. Tik tai tas žabas, kurio tu mušys, neturėtų būti storesnis negu vyro rodomasis pirštas. Reiškia, jis yra plonesnis, tai viskas normos ribose. Tai va, ir jeigu mes istoriškai žiūrėtume, tai žiūrėkite, tos vienodos teisės moterims suteiktos, kad ir įstatymo lygmenyje. Tai Lietuva neseniai minėjo 100-metį, taip, kada buvo moteris išsikovojo balsavimo teisę, 100 metų. Jeigu žiūrėtumėm Europos, čia pasaulio mastu, ne, tai jungtinės tautos 1975-85 metus buvo paskelbę moterų dekada, kurie ragino valstybės peržiūrėti įstatymus, kad jie nebūtų diskriminuojantis. O kas ten buvo diskriminuojančio? Pavyzdžiui, kad ištekėjusi moteris neturi teisės dirbti. Taip, tu gali dirbti, bet išteki viskas, tu turi palikti darbo rinką, nes tu turi rūpinti šeimą, vyrų ir taip toliau. Kad moteris turi teisę savo vardu atsidaryti banko sąskaitą. Kad moteris turi teisę pasilikti savo pavardę ir nebūtinai imti vyro pavardę, kad jinai išteka. Ir dar daugybė tokių, kaip sakant, niuansų, kurie dabar mums atrodo kaip ir
savaime suprantama, bet tai buvo 85 metai. Tai mes dar net 100 metų neturim, kada šita tvarka yra pasikeitusi. Ir kas galbūt liūdniausia šitoj vietoj, kad netgi tas progresas, kuris yra įvykęs, jisai nėra akmenį iškaltas. Ir mes matome, kaip vėl, reiškia, kilo tos jėgos, kurios mėgina visą tą progresą nublokšti atgal. Ir pavyzdžiui, kad ir toks pavyzdys, kad Lietuva niekaip neratifikuoja Stambulo konvencijos. Nors tai yra instrumentas, kuris padėtų mums labai sistemingai dirbti su šitos piktžaizdės, taip sakant, išeliminavimu, nes tai yra konvencija, kuri kalba apie bet kokias smurto formas prieš moteris, o tai, kas yra susijęs su smurto artimoje aplinkoje, jinai gina absoliučiai visus asmenis. Atrodytų tokia prasminga ir gera konvencija, tai ko ten nesutikti ir žiūrėkite, kaip tiesiog kiršinama yra visuomenė, kad neva tai čia yra kažkoks tai toksai blogis. Ir tada man kyla klausimas, tai kas čia vyksta? Kas čia vyksta? Kodėl nepriimamas, reiškia, toks, sakykime, tarptautinis įstatymas, kuris gintų nuo smurto? Nes smurtas yra, pati veiksmingiausia kontrolės forma. Ir jisai kaip ir paliekamas toksai. Nesuprantat, kaip yra, jeigu tu ratifikuoji konvenciją, tai jau nebūtų įmanoma grįžti atgal. Taip kaip, pavyzdžiui, Rusija padarė. Jie turėjo įstatymą, kuris kriminalizavo ir paskui tą įstatymą atšaukė. Ir dabar smurtas artimoje aplinkoje, jis nebėra nusikaltimas. Moterims yra platinamos skrajutės, kuriuom sakoma, kad jeigu jūsų vyras grįžo iš fronto ir jisai smurtauja, niekam apie tai nepasakokit. Tylėkit, pasistengkite prie jo prisitaikyti, supraskite, kad jis turi sunkumų, tik nuo jūsų, reiškia, tokio nuolankumo čia viskas priklauso ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai yra, pavojingi tokie dalykai, kas, kaip moteris indoktrinuojamas, kaip joms yra kalama į galvą. Dabar mes Lietuvoje, tai viena vertus mes esame, labai toli nuėję šito klausimu, labai toli nuėję, jau vis daugiau atsiranda to atpažinimo, tokio nesitaikymo, nors, vėlgi, jeigu kalbėsime apie tą prievartinę kontrolę, tai nebūtinai mes labai atpažįstame tuos dalykus. Ir norėtųsi, kad ta pažanga būtų didesnė. Nes matote, kaip ir sakiau, rizikuoja smurtą patirti tas, kieno statusas yra žemesnis. Ir jeigu mes žiūrime į platesnį kontekstą, mes matysime, kad moters vaidmuo, jos indėlis į visuomenę, jisai toli gražu nėra pripažįstamas taip, kaip pripažįstamas vyrų indėlis. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad žemesnis statusas. Tai reiškia, kad tas dirva, jinai tokia potencialiai, jinai yra kuriama. Aš noriu tada dar rakurso į dar anksčiau, į dar giliau. Kaip susiformavo tas, pavadinkim, kultūrinis seksizmas tada? Kultūrinis seksizmas, jisai yra palikonis patriarchalinės, reiškia, tos visos kultūros. Tai nežinau, nuo kurios ten vietos, taip sakant, istoriškai tą siūlą mėginti vynioti. Literatūra, menas, Marijos Gimbutienės teorija sakė, kad mes kažkada tai turėjome tą senąją Europos kultūrą, kur moters deivės. Buvo visai kitas tas moters statusas, ir taip pasisuko, kad paskui, reiškia, tas vyro vaidmuo į pirmą planą iškilo. Yra mokslininkų, kurie sako, kad tai yra tiesiogiai susijęs su privačios nuosavybės formavimusi, nes tada jau yra svarbu ne tas, kas generuoja, o tas, kas geba apsaugoti, sakykime, arba atimti iš kitų kažkokį tai perteklių. Tai aš manau, kad čia, dabar, žiūrėti, iš kur ten atėjo, koks skirtumas iš kur atėjo. Žiūrėkime, ką mes turim dabar ir ką mes galėtume keisti ir kurioje vietoje yra tie šaltiniai, kurie reprodukuoja tą tokią nelygybę, nelygų požiūrį, tokį pažeminimą. Ir čia jūs taip labai taikliai paminėjote tą kultūrinio seksizmo savoką, nes kas yra kultūrinis seksizmas? Tai bet kokia praktika, kuri remiasi nuostata, kad moteris ir tai, kas susieta su moterimis, yra ne taip svarbu kaip vyrai ir tai, kas susieta su vyrais. Ir čia yra svarbus tas momentas, kad ne tik tai pačios grupės yra suvokiamas kaip nelygiavertės, bet ir tai, kas, priskiriama. Tai sakykime, jeigu kapitalistinėje visuomenėje taip atsitiko, kad visas rūpinimosi darbas buvo priskirtas moterims, automatiškai mes matome, kaip šitas darbas yra nevertinamas.
ne tik, kad tie žmonės, kurie namuose atlieka tą darbą, didesnę jo dalį, netlieka darbą, tai jie ką? Jie rizikuoja, tam tikrais iššūkiais integruojantis į darbo rinką, jų atlyginimas yra mažesnis, jų pensija yra mažesnė, ne? Taip. Tas statusas yra toksai, kad, tai va čia namuose reiškia kažką tai darai, poilsio mažiau, sveikatai tas atsiliepia. Tai čia tai, kas namuose, ne? Mes to darbo net darbu nevadiname. Bet ir tie žmonės, kurie darbo rinkoje atlieka darbą susijusi su rūpinimu, jų irgi statusas yra mažesnis. Mums kažkaip atrodo, kad už tai galima mažiau mokėti, kad tai yra nesvarbus darbas, nors kai buvo COVID epidemija, tai praktiškai kas laikė visą visuomenę, dar kažkaip tai, kad mes čia nesugriūtumėm, tai būtent tie žmonės, kurie, dirba toj rūpinimosi srity. Medikai, socialiniai darbuotojai, pedagogai. Kam kliuvo didesnis krūvis, kad, kažkaip tai vis tiek ta visuomenė funkcionuotų, kad jinai nesugriūtų. Tai šita nuostata, jinai yra, jinai generuoja tas problemas, bet suprantate, kada mes gyvenam visuomeniai, kur mes tiesiog esam panardinti į tą kultūrinį seksizmą. Mes kvepuojam jo, mes susidurėm kiekvieną dieną, mes normalizuojam tuos dalykus. Mums nekliūna tai, kad atsidarom vadovėlį, atsiverčiam vadovėlį, ne? Ir paskaičiuokim, kiek ten cituojama vyrų, kiek cituojama moterų, kokie yra pasirenkami tie, svarbus žmonės, apie kuriuos kalbėt. Tai jeigu ten bus, taip sakant, 1:5, tai čia bus neblogas rezultatas. Toli gražu ne 40-60 ir jau nekalbu, kad kažkas sąmoningai keltų savo užduotį, pavyzdžiui, kad 50/50. Nes ir berniukai turi turėti savo tuos, modelius, į ką jie orientuojasi. Bet mergaitėm irgi yra svarbu suprasti, ir ypatingai, pavyzdžiui, Lietuvoje, jeigu mes kalbėtumėm apie valstybės atkūrimą, tai moteris šitiek įdėjo pastangų. Tai, ką mes dabar vadiname, sveikatos apsauga, švietimo sistema, socialinės, rūpybos sistema, visą tai kūrė moteris savo darbu. Nes čia buvo Pirmas pasaulinis karas, tai buvo baisi situacija, skurdas, badas, daugybė našlaičių. Ir iš viso šito reikėjo sukurti tai, kas paskui po 10-15 metų tapo Lietuvos inteligentija. Tai visą tai darė moteris, bet jos taip pat ir kultūros, ir mokslo, ir politikos srityje, ir diplomatėmis dirbo, jos labai aktyvios buvo. Čia nebuvo taip, kaip mes įpratę ten, tą mitą klausytis, kaip, čia moteris, vyras tą bizoną jau čia į namus tempė, o moteris jau čia laukia, kada bizonas bus atneša. Niekas ten nesidėjo ir to bizono nelaukė. Aktyviai dirbo, dalyvavo visuomenės kūrimo srityje. Bet mes nutylėme tos dalykus, mes tokiuose smulkmenose mes nematom tų moterų kaip lygiaverčių visuomenės narių ir kodėl aš taip teigiu, nes pavyzdžiui, tokios smulkmenos yra planuojama, sakykime, transporto infrastruktūra. Ar kas nors uždavė savo klausimą, kad vyrai ir moteris, šiek tiek kitokius vaidmenys atlieka, kitaip funkcionuoja. Mes žinome, kad moteris dažniau važinėja viešų transportų, jos dažniau yra tos, kur rūpinasi vaikais, sergančiais šeimos nariais. Ar stotelė yra padaroma taip, kad būtų patogu pasiekti tuos strateginius punktus, ar kažkur tai, kur buvo kelio vingis ir taip ten, sakyčiau, taip estetiškai patogu buvo ten tą stotelę pastatyti. Ar mes pagalvojam, kad moterų ir vyrų saugumo jausmas mieste yra kitoks? Ir, pavyzdžiui, ten, kur pagalvoja, tai stoteles visą laiką stato vieną priešais kitą. Kai yra į priešingas pusės važiuoja. Kodėl? Nes kuo yra daugiau žmonių, tuo yra mažesnė tikimybė, kad įvyks kažkoks incidentas. Aš specialiai atkreipiau dėmesį, kaip Vilniuje stotelės pastatytos. Praktiškai tokių stotelių nėra. Nes mes tokio klausimo savo neužduodam. Dabar ateina dirbtinis intelektas. Mes užduodam savo klausimą, pagal kokį algoritmą jisai dirba, kieno patirtis ten yra įdėta. Ir jau garsiai šnekama, kad tai nėra moterų patirtis. Vadinasi, mes jau dabar tarsi čia, tai bus labai objektyviai pateikta informacija, bet jinai jau yra šališka. Tai čia galima būtų vardinti. Tai jeigu jau taip kalbėti plačiaja to žodžio prasme apie prevenciją smurto, nuo ko reikia pradėti. Kas atrodo, nieko bendro su smurtu neturi. Bet tai ilgainiui atveda prie to, kad kažkokie žmonės mūsų visuomeniai pradedami suprasti kaip žemesnio statuso ir tada įvyksta tas momentas, kad
netgi kai prieš juos smurtaujam, mes net tokio žodyno nenaudojam. Tai. Tarsi čia nieko bendro nėra. Pirminės klaidos ištaisimas. Jo. Man dar labai užstrigo, Margarita, jūs jau paminėjot, kad mes turim koncentruotis į tuos dalykus, kuriuos tarsi galim keisti, ar ne, kurie dabar yra mūsų įtakos sferoje, taip jeigu galima būtų sakyti. Tai vienas iš tų dalykų turbūt, ką galim keisti ir į ką vis dažniau atsigrėžėme, tai yra mūsų kalba, mūsų komunikacijos pagrindas, ar ne, kaip ją mes turėtumėm keisti ir ką jūs atsakytumėt tiems, kurie juokiasi iš tokių stereotipų, pavyzdžiui, iš mūsų pokyčio bent šiek tiek tą kalbą suvienodinti, ar ne, ir sako, jau moteris turbūt norės būti vadinamos žmogomis ar žmogėmis ir daromi iš to visokiausi memai, ar ne? Kaip jūs tai vertintumėt? Tokios reakcijos, tai, kaip ir nieko naujo tame nėra. Nes visą laiką pastangos tų grupių, kurios yra vienaip ar kitaip engiamos, arba diskriminuojamos, jų pastangos turėti visiškai vienodą statusą, lyginant su privilegijuota grupe, visą laiką yra sutinkama su pašaipa. Su tam tikra pašaipa. Bet iš esmės yra kaip, kad pradžioje tas yra ignoruojama, tada yra sutinkama su pašaipa, tada jau žiūrima, kad gal čia netaip juokinga, nes tos grupės vis tik tai savo teisų reikalauja, tada prasideda konfrontacija atvira. Ir tada laimi tie, kas kovoja už savo teises. Tai čia yra ta tokia dinamika. Tai panašu, kad pas mus dar, aš sakyčiau, gal nėra pakankamai daug tų pastangų kažką keisti kalboje. Man iš tikrųjų labiau norėtųsi tokio aktyvesnio, sakykime, ir mūsų kalbos žinovų, taip sakant, įsitraukimo šitų specialistų, kad jie iš tikrųjų paieškotų tų formų, kaip galima būtų lietuvių kalbą, kuri yra savo esme labai patriarchališka. Net tas faktas, kad, sakykime, daugiskaitoje mes turim naudoti vyrišką giminę. Jeigu mes norime bendrai pasakyti, arba tas pačias profesijas įvardinti, mes turime kalbėti vyrišką giminę. Ir jūsų tas pasakytas pavyzdys, kad moteris ten norės ar žmogėmis, ar kažkokio, taip mes jo kol kas neturime, bet jis privalo atsirasti. Nes kas dabar yra, kad tarkim, jeigu aš, būdama moteris, taip, noriu savo patirtį įvardinti kaip bendražmogišką. Nėra žodžio. Aš turiu vartoti žodį žmogus ir toliau, kada jau, kiekvienam sakiny žmogus nevartosi, reikia kažkokį tai įvardį pavartot, derinu ir vartoju jis ir aš pradedu apie save kalbėti kaip jis. Kodėl? Kodėl moteris turi apie save kalbėti vyrišką giminę, o vyrai gali išvengti, jie kaip ir nekalba tą vyrišką giminę. Tai aš jau nekalbu apie tai, kad mes kalboje neturime formų, kaip žmonės, kurie yra, tarkim, nebinariški, galėtų save įvardinti patogiai, tą savo tapatybę. Tai čia jau dar aukštesnio lygmens reiškia problema. Bet tai, ką jūs pasakėte, kad to žodyno ieškojimas, jisai yra natūralus procesas. Tai prisiminkime, kas vyko Lietuvoje, bet vėlgi tuo pačiu tarpukariu lietuvių kalba buvo konstruojama. Kalbininkai siūlė tam tikrus žodžius, lietuviškus, vieni prigijo, kiti neprigijo, gyvenimas parodo, kaip mes vienus žodžius paimam, kitų žodžių nepaimam, bet kalba yra konstruojama ir kalba yra mūsų socialinės realybės atspindys. Labai norisi paliesti dar vieną temą, tai yra pačią turbūt pažeidžiamiausią moterų grupę, tai moteris su negale. Kokia situacija čia? Aš skaičiau statistiką ir mane pašiurpino, kad toks didelis procentas moterų su negale patiria psichologinį smurtą, fizinį smurtą. Jo. Tai va čia tas ir yra, nežinau, čia paradoksas ar ne paradoksas, bet nes visai atrodo, kad jeigu žmogus pažeidžiamas, tai visa visuomenė turi kažkaip su tokia atjauta žiūrėti, ne? Gal net labiau pagloboti, kaip čia galima moterį, kuri turi negalę dar ir nuskriaust. Bet smurto logika yra tokia, kuo pažeidžiamesnis, tuo didesnė rizika. Ir kada mes kalbam apie moteris su negale, tai čia yra kaip ir dviguba ta tokia pažeidžiamumas. Tai jau dėl to, kad moteris, jau mes čia kalbėjome apie tą kultūrinį seksizmą, ir negalė irgi savo pėdsaką palieka. Čia aišku, tų negalių yra įvairių ir ten kažkur daugiau, kažkur mažiau to pažeidžiamumo, bet vis tiek tas pažeidžiamumas jisai yra.
Ir aš manyčiau, kad kas tokį dar papildomą uždeda tą rizikos faktorių, tai yra izoliacijos momentas, nes kada mėginama žmogum manipuliuoti ir jį kontroliuoti, tai viena iš strategijų smurtautojų tai yra kaip galima labiau izoliuoti. Tai jis tą daro ir su moterims be negalios, bet negalia jinai pati tarsi dar palengvina tą momentą. Ir va čia mes kaip visuomenė tikrai nepadarom savo namų darbų. Nes mes vėlgi ateinam iš to, reiškia, sovietinės okupacijos laikų, kai žmonių su negalia iš viso gatvėje nebuvo. Ir tai buvo tai visuomenės veikumo įrodymas. Taigi mes esame įpratę nematyti tų žmonių ir kai žmonės vienokią ar kitokią negalę turintis nepasirodo mūsų lauke, mes neproblematizuojam to. Pavyzdžiui, netgi kaip organizacijos ten, nežinau, veiklą kažkokie vysto ir paklausia, ar ateina pas mus žmonės su negale. Kodėl jie yra tik tai ten, kur yra bendruomenės, bet jie neteina į tuos, bendras kažkokias tai tokias erdves. Mums tai turėtų būti ženklas. Nes jeigu tie žmonės proaktyviai nepakviečiami, jų rizika būti izoliuotais didėja ir tada rizika susidurti su ta kontrolė, jinai didėja. Nes kai negalia yra, tada padidėja ir tų strategijų visokių. Tarkim, jeigu žmogus juda su priemonėmis, tai truputį patraukia į tą priemonę ir viskas, jau nei išeit, nei atsikelt, nieko negali. Jeigu vartoja kažkokius vaistus, dozę padidinai, dozę sumažinai, vėl gali, kaip sakant, žmogus jau nebegali funkcionuoti, ne? Tas gali būti vėlgi su tokiu, kaip labai rūpinasi, ne? Ir, pavyzdžiui, ten palydi visur. Ir tada tu net negali pasakyti niekam kitam, nes smurtautojas pastovi su tavim. Tai čia iš tikrųjų tų niuansų yra labai daug ir aš manau, kad Lietuvoje mes tik pradedam apie tai kalbėti ir nėra pakankamai netgi, kaip sakant, ir specialistams, kada yra kalbama apie tai, kaip šitoj temai dirbti, nėra pakankamai informacijos, kokia yra ta specifika. Nes, suprantat, nepakanka įstatymę turėti eilutės, kad teikiant paslaugas žmonės negali būti diskriminuoti. To nepakanka, nes čia reikia papildomų paslaugų, reikia papildomai suprasti, kas ten vyksta. Papildomo dėmesio. Margarita, jeigu mes apibendrintumėm mūsų tiek daug, atrodo, dar galima būtų ir į vieną, ir į kitą temą gilyn lysti ir bandyti analizuoti, kokia jūsų darbo kryptis, kur jūs daugiausia matot vilties dirbdama ir kas šiuo metu jums atrodo svarbiausia, būtent dirbant šiame lauke? Aš dirbu, mano darbas labiau yra susijęs su prevencija, ta prasme, su visuomenės švietimu, tai man atrodo, kad tai yra tikrai labai labai svarbi sritis ir reikia kuo daugiau apie tai šnekėti ir kaip ir jūs pasakėte, čia mes palėtėm tik tokius akcentėlius, kur prašai ties kiekvienu klausimu dar galima būtų eiti gilin, tai ir reikia tą daryti ir kalbėkime ir aš sakyčiau, matykime smurto problemą ne kaip tą siaurą tokį dalyką, bet žymiai platesnį, kad mes kaip visuomenė matytume, kur kiekvienas galim prisidėti, kad tos prevencijos būtų kaip galima daugiau. Ir aišku, tas laukas, kur žmonės teikia pagalbą, irgi yra be galo svarbus, nes prevencija tai yra į ateitį. Bet ką daryti, kai smurtas vyksta čia ir dabar ir tu negali ten laukti 10-15 metų, ne? Tau dabar tą reikia jo. Tai šitą barą irgi reikia labai tobulinti, ta prasme, kad ir informacija būtų prieinama visais įmanomais būdais, čia aš kalbu apie žmonės su negale, nes skirtingo reikia to prieinamumo informacijos ir kad paslaugas teikiantys specialistai suprastų, būtų to daugiau jautrumo. Tai reikalinga ta labai kompleksiška prieiga. Ir aš tą vėl grįžtu, kad mums reikalinga ta Stambulo konvencija, suprantat? Ratifikuotumėm ten tiesiog viskas ABCD surašyta, ką reikia daryti pažingsniui. Oi, norėtųsi dar paklausti ir ką daryti švietimo sistemoje, kokie ten žingsniai. Taip pat prieš laidą su jumis kalbėjom, kad įėjus į kiekvieną galeriją ir muziejų ir ten mes matom tą nelygybę ir taip toliau. Tai tema neišsemiama ir aš manau, kad mes su Margarita dar tikrai susitiksim mūsų laidose. O dabar atėjo momentas, kai turim pasiklausyti žinių lengvai suprantama kalba. Žinios lengvai. Šiandien žiniose lengvai suprantama kalba išgirsite apie gimstamumo sumažėjimą Lietuvoje,
sugadintus geležinkelio bėgius Lenkijoje, mokymosi galimybės programoje kursuok.lt ir kalėdinių eglučių įžiebimo šventes. Gimstamumo sumažėjimas Lietuvoje. Kiekvienais metais Lietuvoje gimsta vis mažiau vaikų. Pernai Lietuvoje gimė 11 000 naujagimių mažiau nei prieš 10 metų. Lietuva yra viena iš valstybių, kurioje gyvena daugiau vyresnio amžiaus žmonių negu jaunesnio amžiaus žmonių. Iniciatyva Auginu Lietuvą praneša, kad ypač mažai vaikų gimsta regionuose, mažesniuose miestuose, kuriuose sunkiau susirasti darbą. Žmonės nenori auginti daug vaikų, kadangi uždirba nedaug pinigų. Nori skirti daugiau laiko savo mėgstamoms veikloms. Politikai skatina ieškoti būdų, kad lietuviai grįžtų iš kitų šalių gyventi ir dirbti Lietuvoje. ES tarnyba Eurostat praneša, kad vaikų gimsta mažiau ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. Jeigu ir toliau gims mažiau vaikų, kai kuriuose darbuose trūks jaunų darbuotojų. Pavyzdžiui, pusė dirbančių slaugytojų yra vyresnės nei 55 metų. Kadangi Lietuvoje kai kuriuose darbuose jau trūksta darbuotojų, daugėja atvykusių žmonių iš Vidurinės Azijos. Šie atvykę žmonės vadinami imigrantais. Politikai turi nuspręsti, kaip bus sprendžiamos šios problemos. Lenkijoje tyčia sugadinti geležinkelio bėgiai. Praėjusios savaitės pabaigoje Lenkijoje įvykdytas tyčinis sprogimas, kurio metu sugadinti traukinio bėgiai. Šiais bėgiais važinėja traukiniai, kuriais yra gabenama pagalba Ukrainai. Traukinio bėgių pažeidimus pastebėjo traukinio mašinistas. Vėliau buvo pastebėti dar keli pažeidimai toje pačioje bėgių linijoje. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pranešė, kad žmonės nenukentėjo, nors buvo planuota traukinio avarija. Dėl šio įvykio apkaltinti 2 Ukrainos piliečiai, kurie dirbo pagal Rusijos saugumo tarnybos užsakymus. Lenkija jau 3 metus padeda Ukrainai kovoti Rusijos sukeltame kare. Rusijai tai nepatinka, todėl ji organizuoja įvairias atakas prieš šalis, kurios padeda Ukrainai. Galimybė mokytis kursuok.lt programoje. Nuo lapkričio 27 dienos kursuok.lt programoje bus skelbiamos naujos kursų pasirinkimo datos. Šioje programoje visi suaugę žmonės galės pasirinkti dominančius kursus ir gauti jiems finansavimą. Taigi patiems mokėti už kursus nereikės. Pirmumo teisę turės asmenys, turintys mažesnį dalyvumo lygį, mažesnių miestelių gyventojai ir vyresnio amžiaus dirbantys asmenys. Kiekvienas žmogus galės pasirinkti mokymus, kurie kainuoja iki 500 eurų. Jeigu žmogus pasirinks pigesnius kursus, likusius pinigus mokymams galės panaudoti vėliau. Šioje programoje bus galima įgyti kvalifikaciją ir gauti pažymėjimą. Kvalifikacija vadinama asmens sugebėjimai dirbti tam tikrą darbą, kai žmogus turi reikiamas žinias, įgūdžius ir patirtį. Tai svarbu, kad darbas būtų atliktas kokybiškai ir teisingai. Pabaigus kursus, kitiems kursams gauti apmokėjimą bus galima tik po 5 metų. Eglučių įžiebimo šventės. Visuose miestuose tuojau sužibės kalėdinės eglutės. Pirmoji kalėdinė eglė bus įžiebta jau lapkričio 22 dieną Kaune. Vilnius, Klaipėda ir kiti miestai didžiasias egles įžiebs lapkričio 28-29 dienomis. Pasvalyje ir Varėnoje eglė sužibės tik gruodžio 12 dieną.
Dauguma miestų įžiebdami eglutes kviečia gyventojus susiburti prie eglės ir pasidžiaugti švente. Jeigu norite pasitikrinti, kada eglė bus įžiebta jūsų mieste ir susipažinti su šventinė programa, patikrinkite internetinėme puslapyje kelionės-su-vaikais.lt. Žinias lengvai suprantama kalba rengė Ramunė Lebedytė-Unzenienė ir Irma Jokštytė Stanevičienė. Žinias vertino Lukas Večerskas, Robertas Medveckis, Rūta Latvytė ir Valda Dzemenaitė. Žinias skaitė Lina Žaltauskaitė. Dėkojame labai visiems, kurie šiandieną laiką leidote drauge su laida Aklas pasimatymas ir ypač dėkojame savo nuostabiai viešniai Lygių galimybių plėtros centro ekspertei Margaritai Jankauskaitei. Ačiū Jums labai. Ačiū, kad kviečiat. Su klausytojais atsisveikinam. Iki ir klausytojomis. Labai teisingas pataisimas. Ir klausytojomis. Iki kito sekmadienio 13 valandos. Čia buvo Lina Žaltauskaitė. Ir aš, Irma Jokštytė Stanevičienė. Likite sveiki. Viso ir geriausio. Sveikos. Oi, negalima taip sakyti, viso geriausio. Reikia ieškoti tų neutralių formų. Aklas pasimatymas laida, kurianti ryšius. Laidą rengia Automoto Group. Dalinai remia Medijų rėmimo fondas ir Telija, kad kiekvienas ryšys būtų tikras. Telija įdomiau, tik gyvenimas visiems.